27 skyrius. Krovinių vežimas. Vežamo krovinio ar keleivių masė ir ašies apkrova neturi būti didesnė už Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir gamintojo nustatytas tai transporto priemoniai. Traukiamos priekabos masė, su kroviniu ar be jo, neturi būti didesnė už Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir gamintojo nustatytą didžiausiąją leidžiamąją masę. Draudžiama motorinė transporto priemonė tempti nemotorinių transporto priemonių priekabas. Taip pat nemotorinė transporto priemonė tempti motorinių transporto priemonių priekabas. Krovinys NRO kategorijų transporto priemonėse turi būti išdėstytas ir ar pritvirtintas vadovaujantis Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus nustatytais NRO kategorijų transporto priemonėse krovinio išdėstymo ir ar jo pritvirtinimo reikalavimais. Krovinys visų kategorijų transporto priemonėse turi būti padėtas, o prireikus pritvirtintas ir uždengtas taip, kad neblogintų vairuotojų matomumo, nepažeistų transporto priemonės stabilumo ir netrukdytų jos vairuoti, neuždengtų išorinių šviesos prietaisų, šviesos atšvaitų, valstybinio numerio ženklų, skiriamųjų ženklų ir duodamų signalų, nekristų, nesivilktų, nekeltų triukšmo, neterštų kelio ir aplinkos, nekeltų pavojų žmonėms ar materialinėms vertybėms, negadintų kelio įrenginių ir techninių eismo reguliavimo priemonių. Vairuotojas nedelsdamas privalo pašalinti krovinio išdėstymo ir ar pritvirtinimo trūkumus, o jeigu to padaryti negalima, toliau nebevažiuoti. Jeigu krovinys priekyje arba gale įsikiša už transporto priemonės gabaritų daugiau kaip 1 metrą arba jo šoninis kraštas bent kiek įsikiša už transporto priemonės šoninio gabarito, jis turi būti pažymėtas, kaip nurodyta taisyklių 4 priede. Vežant pavojinguosius krovinius, turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo, šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų, Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais, ADR ir jos A, B techninių priedų reikalavimų. Draudžiama transporto priemonė važiuoti toliau, kol nebus pašalinti sunkiasvorių ir ar didžiagabaričių krovinių, pavojingųjų krovinių vežimo reikalavimų pažeidimai, keliantis pavojų žmonėms ir aplinkai.